Ant stalo turim kažką žemiško, jeigu taip galima pavadinti. Tai labai dažnais atvejais, kai gaunam vienus ar kitus kompiuterius, jie būna labai didelių parametrų ir labai sunku juos tada vertinti, vien tik dėl to, kad kaina yra nežmoniškai didelė. Ir didelė dalis žmonių tikrai negali arba nenori tiek pinigų išleisti arba negali sau leisti tokio daikto įsigyti. Ir labai smagu, kai gaunam kažką truputėlį žemiškesnio, kaip ir pavadinau šitą kompiuterį, tai yra HP 15S serijos kompiuteris su ilgu pavadinimu, labai sunku jį pasakyti, bet įdėsime nuorodą būtent apie šitą modelį ir galėsite pamatyti, kodėl iš čia, nes reikėjo kažkam pasiūlyti tiesiog kažką pigesnio. Šiais laikais, aišku, daug darbų daroma kompiuteriu ir daug darbų, kūrybinių darbų daroma kompiuteriu ir tie kompiuteriai turėtų būti našesni ir jie ir kaina savyje nešioja žymiai didesnė, bet yra ir dalis žmonių, kuriems tiesiog reikia paprasto žemiško, vat būtent tokio kompiuterio, kuris čia yra ant stalo, kad galėtum padaryti paprastus darbus, įsijungti e-mailą, pasižiūrėti kažkokį filmą, bet būtent studentam Julius, kaip tik sakė, su tokiais kompais labai daug mato žmonių, ką reikia daryti, lengvas, nešiotis labai patogu, jisai sąlyginai yra ir plonas, galima pamatyti, tikrai nėra labai išpampęs pats kompiuteris ir kaina yra labai gera. Šito būtent kompiuterio topo centre kaina yra 550 eurų ir kodėl kaina tokia žema? Vienas dalykas, plastikinis korpusas, jis be abejo dėl to ir pasidaro lengvesnis pas kompiuterius, bet nėra jisai toks tvirtas ir jaučiasi ir pliusas ir minusas, vien tik dėl to, kad plastikas jisai galbūt nerinks taip pirštų ant spaudų kaip metalinis korpusas, bet ir nebus toks tvirtas ir jaučiasi kažkodėl taip jį laikant rankų, kad viršutinė korpuso dalis, tai yra ekranas, yra sunkesnis negu apačia. Pats visas korpusas jisai truputėlį lankstosi, bet kaip ir sakiau, 550 eurų kažkurioje vietoje reikėjo taupyti. Pagrindinė platforma šitam kompiuteriui pasirinkta AMD, mes turime 7 nanometrų procesorių Ryzen 5 serijos 5500U. Jį galėtume lyginti galbūt su i5 12 kartos, galbūt 11 kartos. Jisai nėra pats naujausias procesorius šitas, bet jisai yra truputėlį naujesnės technologinės negu 11 ar 12 kartos i5 ar i3. Turime daugiau branduolių, kas jeigu darysit daugiau darbų vienu metu, nežinau, ar netyčia sugalvosi kažką, kur daugiau našumo reikalaujantis darbas bus ant pačio kompiuterio, tai daugiau branduolių išsivartos tikrai geriau. Jeigu mažiau dirbsi su kompiuteriu, branduolys suksis lėčiau ir jis vienas, mažiau naudos energijos. Ir pats procesorius nereikalauja labai daug elektros energijos, 15 W, jeigu neklystu, jo yra, lyginant su 20 arba 25 iš Intelio. Dėl to baterija tausosi truputėlį ir daugiau energijos užteks visai dienai. Apie 9-9,5 valandos veikimo. Atidarius patį kompiuterį, ką pastebėjau iš karto, pats ekranas jis nėra labai įspūdingas, bet kaip ir sakiau prieš tai, atsižvelgime į tai, kad tai yra maža kaina, mes turime gana didelę kaktą ir smakrą kompiuterio apačioje ir viršuje, bet labai gerai parinktas wallpaperis, tamsesnis per vidurį yra paveiksliukas ir tai tik tai leidžia mažiau netikslumų matyti. Klaviatūra standartinė jau HP, man pačiam labiau patinka Lenovo klaviatūros, nes ten truputėlį stipriau turi paspausti klavišus, tada labiau jauti, kad paspaudai vieną ar kitą raidę, čia jos labiau judančios tokios, bet viskas yra kaip ir cool. Dar dalyko, kurio neturime, šviečiantis klaviatūros, daugelis žmonių gali būti tai kertinis dalykas, dėl kurio nepirktų šito kompiuterio, nes labai mėgsta naudotis vakare ir šviečia, atrodo prabangesnis galbūt kompiuteris, tai atkreipti į tai dėmesį tikrai reikėtų. Kalbant apie pačias jungtis, kairėje pusėje mes turime dedikuotą įkrovimo lizdą, dar vis labai keistoje padėtyje, Julius greičiausiai parodys, jisai ant pačio kampo yra ir jau galiu matyti, kaip kliūna čianai kažkas, šuo, katė, nežinau, pats užkliudysi ir greičiausiai galimai dings tas laidas tau iš gyvenimo. Turime 2 USB-A tipo kištukus kairėje pusėje korpuso ir USB Type-C bei pilną HDMI turime dešinėje pusėje, kas yra labai cool, nereikia jokių adapterių ir turime SD kortelės skaitytuvą bei 3,5 mm jungtį. Taip pat turim susikūrę tokį elektroninį pašto adresą unbox@laisvės.tv, kur galite siųsti savo klausimus, rekomendacijas ir mes bandysime juos sureaguoti mėnesio gale, mėnesio pradžioje, vieną kartą per mėnesį, žodžiu, vaizdo formatu ir taip pabendrauti su jumis. Tai labai ačiū, kad rašot, taip pat rašykit komentarus ir po filmukais ir Instagrame juos irgi sureaguojam. Dar kartą ačiū,
unbox@laisvės.tv. Čia yra 50% dabar. Čia yra 100% dabar. Labai galbūt sunku man pačiam vertinti, nes aš pats matau labai didelį kontrastą tarp kažkokio daikto, kuris daugiau kainuoja pinigų, kur daugiau kokybiškesnės medžiagos sudėtos. Nesakau, kad kompiuteris neveikia greitai, jis veikia labai gerai, nes platforma pasirinkta gera, bet pati kokybė daikto, už kurį tu susimokė, nėra tokia įspūdingai didelė, negu galėtų galbūt būti, jeigu įsigytum brangesnį daiktą. Ir aš matau kontrastą labai didelį. Ir tikiu, kad didelė dalis žmonių nesinaudoja labai brangiais kompiuteriais visą savo gyvenimą ir jiem perėjimas nuo vieno prie kito labiau jausis per procesinę galę, ne per kokybę iš išorės. Tai pasirinkimas gali būti geras. Tai jeigu tu naudojasi kažkokiu kompiuteriu arba neturi iš viso, arba tai ieškai kažkokio tais pirmo kompiuterio savo, arba savo vaikam, arba savo močiutei, seneliui ar giminiai kažkokie kaip dovanai, tikrai geras gali būti variantas ir tikrai žmonės supras geresnį galbūt operacinės sistemos veikimą būtent šitoje platformoje, negu turėjo kažkada anksčiau ir sumokėjo labai sąlyginai mažus pinigus. Baterija gera, platforma pati gera ir visi kiti minusai dėliojasi tik dėl to, kad turėjo kažkur HP staupyti, kad padaryti pigų, greitai veikiantį su gera baterija kompiuterį. Tai va, jeigu norėsite įsigyti šitą kompiuterį arba pažiūrėti giliau truputėlį į parametrus, įdėsime nuorodą į to Centro elektroninę parduotuvę, kur galės paspausti, pasižiūrėti ir taipogi užsisakyti. Ačiū, kad žiūrėjot.